kasime po žemę. Tai va tokie žmonių mintis, į tai einama ir tai yra realizuota jau. Čia taip pat tokie kosminiai projektai, kurie iš esmės visai ne kosminiai, nes čia yra laimėtas konkursas, pagal kurį turbūt bus pastatyta. Tai yra kultūrinis hubas, vadinkim pas mus kaip įprasta kultūros tie fabrikai. Pati idėja labai įdomi, nes šitoje vietoje buvo labai svarbi Šilko kelio dalis ir visi statiniai, aplinka ir kraštovaizdis formuojamas taip, kad primintų lyg tai tos kokonus Šilko, iš jų išsivystančių Šilko visokius, reiškia, siūlus ir panašiai. Ir toks tikrai galima pasakyti turbūt futuristinis vaizdas, bet tas futurizmas tai pas mus maždaug 10 metų laikotarpyje pasaulyje. Ir nežinau, ar jau viskas dabar su mano skaidrėmis. Tai va, taigi, bet aš nebaigsiu dar, dėja. Nežinau, Inga, dar leisi man kažkiek. Kiek aš jau užtrukau. Todėl, kad aš truputį norėjau tokią pasakyti, kokie yra iššūkiai, ką sprendžia šiuolaikinis kraštovaizdžio architektas pasaulyje ir tai, ką mes, tarkim, mokome mūsų katedroje. Tai visų pirma, mes turime tokią programą kraštovaizdžio architektūra, tai yra menų studijos. Toliau mes turime kraštovaizdžio planavimą ir aplinkos dizainą, technologijos mokslai. Turime statinių ir parkų restauravimą, taip pat technologijos mokslai. Turime vizualiųjų menų studijas ir turime parodų ir renginių dizainą, menų studijos. Štai visa puokštė, kokias programas mes turime savo katedroje. Ir nuo 16 metų pas mus vyksta priėmimas į kraštovaizdžio architektūrą menus, kraštovaizdžio planavimą, aplinkos dizainą, technologijų mokslai, vizualieji menai, parodų ir renginių dizainas. Kraštovaizdžio architektūros studijos šiek tiek. Dabar jau viskas vyks labai greitai. Tai yra profesinis bakalauras, kraštovaizdžio architektas. Beje, mano pristatymas liečia iš esmės daugiau bakalauro, būtent profesijos lygmenyje įgyjimo studijas. Tai moksleiviam, jeigu kas nežino, tai yra 8 semestrai, 4 mokslo metai, 240 kreditų, 6480 akademinių valandų mokslo. Vienas semestras sudaro 31 mokslo metai, vadinkim, kreditų, 810 akademinių valandų. Štai yra stuburas, ko mes jūsų ruošiamės ko mokyti. Tai iš esmės būtų išmokti projektuoti kraštovaizdį. Tai 1, 2 semestras, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vis sudėtingesni projektavimo darbai. Tai yra, iš pradžių pradėtumėt nuo profesionalaus parko projekto kopijos su grafiniu atlikimu žymėjimu, toliau eitų individualiaus namo sodybos sklypo kraštovaizdžio projektas, miesto aikštės skvero gatvės projektas, toliau visuomeninio pastato jau kažkoks projektas su apipavidalinimu, sekantis būtų kraštovaizdžio projektas gamtinėje aplinkoje, istorinio parko restauravimo ir atnaujinimo projektas, parko urbanizuotoje teritorijoje projektas ir baigiamasis bakalauro darbas. Plus privalomas PRIVSKD, tai reiškia privalomos studijos krypties dalykai, kurie apačioje surašyti galit greit užmest akį. Apart to, dar yra privalomi bendro universitetiniai dalykai, dėja, kai kam su džiaugsmu teks pasimokyti matematikos, taip pat dėstoma meno istorija, taikomoji užsienio kalba, aplinkos fizika, statybos ir teritorijų planavimo teisė, psichologija, statistika. Ir pasirinkamieji bendro universitetiniai studijų krypties dalykai, tai būtų kultūros paveldas, filosofija, verslumo pagrindai, šiuolaikinės kraštovaizdžio architektūros tendencijos, fotografijos ir video pagrindai. Maždaug procentai sudaro taip kiekvienų dalykų, 83 bendrieji privalomieji studijų krypties dalykai, 203 privalomieji bendro universitetiniai ir 7% pasirenkamieji dalykai. Kraštovaizdžio planavimas ir aplinkos dizainas iš esmės yra labai panašu, bet yra šiokių tokių skirtumų. Todėl, kad stojant į menus, mes privalome, tai yra jūs, kurie stos, privalote išlaikyti piešimo egzaminą. Ten yra tam tikra skalė, kurią iš esmės gan sunkiai pereina beje studentai. Ir mes turim tą bėdą, kadangi stojimas vyksta centralizuotai, ten reikalavimai tikrai yra nemaži, nes ten stoja ir architektūra, ir į Dailės akademijos architektūrą, į VGTU architektūrą, tuo pačiu čia.
Mums kaip kraštovaizdžio architektam iš esmės nereikia tokio lygio to piešimo valdymo. Mums užtektų žemesnės, reiškia, tos vadinkim tų įgūdžių, tuo labiau, kad mes tikrai ruošiam gan stipriai. Bent jau taip numatė šitą kryptį labai stiprinti. Ir gaunasi taip, kad studentai neperžengia tos, kur nemokamas mokslas kartelės, mokslai menų yra tikrai brangus, yra apie 10 000, tik nežinau, litų metam. Ir paprasčiausiai jie nueina kitur, kur mokėti nereikia su savo neblogais pažymiais. Tai va, tai iš esmės mes siūlom išeiti, stoti į technologijos mokslus, kur tikrai būsit paruošti ir piešti, ir tapyti, pakankamai tiek, kiek reikia kraštovaizdžio architektui ir gausite iš esmės tą patį diplomą. Bandome tiesiog tokius žaidimus, nes dabartinė ta švietimo sistema neduoda jokio lankstumo. Ir bėda yra ta, kad mes vieninteliai ruošiam kraštovaizdžio architektus, o iš esmės mes nesurenkam žmonių, nes jie tiesiog nesugeba pereiti šitos piešimo kartelės. Tai apie tą aš iššūkius kalbėjau, čia aš tik tai, taip sakant, paryškinau, jau nebesikartosiu. Ir kągi, kraštovaizdžio architektūros studijos tai yra labai įdomu ir kviečiame studijuoti 16 metų rudenį, arba dar vėliau, jeigu apsispręsite. Tai labai ačiū už dėmesį, skubėjau, greitai maliau, bet kitaip neišeina, nes laikas bėga neišvengiamai. Ačiū už dėmesį. Labai Ramūniai, noriu pakviesti sekančius pranešėjus. Prašom, perrinkti kompiuterį tiesiog reikės dabar. Aš, kol jūs ateisit ir perrinksit, aš papasakosiu tiesiog trumpai. Taip, tai dabar mes išgirsim mūsų dėstytoją Irmą Leščinskaitę, kuri yra labai aktyviai praktikuojanti menininkė, rengianti daug parodų ir Lietuvoje, ir užsienyje. Ir papasakos daugiau apie tarpdisciplininius menus. Ir kartu pristatymą padės pravesti, ar pats pristatysi, ar ne. Tai mūsų studentas Modestas Nugaras, kuris studijuoja pas mus. Tai išgirsit iš studento lūpų, kaip jam atrodo šitos studijos ir ką jis čia gauna ir kaip mato turbūt pritaikomumą ateityje. Kol jo prisijungsit, mes dar galime paklausim, ar turite Ramūniai klausimų apie studijas arba apie, kaip pavyzdžiui, specialistam atrodo bakalauro pristatyta programa, ar turite kažkokių pastebėjimų ar gal patarimų? Taip, beje, iš tikrųjų būtų įdomu iš specialistų išgirsti, todėl kad gal šiek tiek buvo ir sunku įsigilinti, nes labai greitai kalbėjau, bet kita vertus ta pakraipa eiti būtent į praktinio projektavimo labiau įgūdžių tobulinimą, tiesiog bandom eiti tą kryptim, nes iki šiol kraštovaizdžio architektūros mūsų studijos buvo surištos be abejo su praktiniu projektu ir labai dideliais tyrinėjimais aplinkos, vadinkim, bet, mano nuomonė, kadangi aš esu praktikė architektė, vis dėlto buvo šiek tiek per mažai tų įgūdžių ir pabandėm tą, jau jūs pasiruošėt? Tai aš tada labai greit, pabandėm tai sustiprinti tiesiog, tada ir nebekalbu. Ir šiek tiek pravalėm ir išsigryninom kai kurios dalykus. Ir žodis jums tada. Visas pratęsiant pratęsiant katedros vedėjos mintį apie vizualiųjų menų, reiškia, pagrindimą ir svarbumą tokiuose specializacijose kaip architektūros, reiškia, kraštovaizdžio architektūra, šių meno disciplinų tiesiog integracija, jų įėjimą į tokias technologijas rytis. Tai pabandysiu dar pristatyti mūsų naująją programą, kurią ir jau kelinti metai stoja iš eilės studentai. Tai yra dailės bakalauro programa, kuri atsižvelgiant į užsienio ekspertų pageidavimus yra atnaujinta, patobulinta ir yra
šiai dienai turi vizualiųjų menų, reiškia programos pavadinimą. Tai ši programa integruota vizualiųjų menų studijų sistema, reiškia suteikianti žinių galimybę darbuotis ne tik siauroje individualiai meninėje kūryboje. Tai reiškia ruošiama ne tik tapytojas, ar grafikas, ar skulptorius, bet ruošiamas plataus tokio profilio, reiškia menininkas, kuris geba taikyti šiuolaikinės meninės kūrybos technologijas ir laisvai integruotis, reiškia, įvairiose meninės kūrybos kryptyse. Tai jeigu jis yra, reiškia, ir tapantis, ir piešintis, ir grafikos, ir video specialistas, jisai gali daryti bendrus meninius projektus, bendrus meninius, reiškia, kūrinius ir tuo pačiu integruotis į įvairių specialybių kaip architekto kraštovaizdžio specialybės sritį. Kitas sritis. Šių menų studijų tikslas tai išlieka pagrindinis ir ruošti universitetinį išsilavinimą turinčius dailininkus. Jiems suteikiamas dailės bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Ir pagrindinis, reiškia, būtų dalykas, kad siekiama ugdyti profesinę kompetenciją, kuris, kaip ir minėjau, menininkas gali individualiai dirbti savo kūrybinius projektus ir integruotis, eksperimentuoti, ieškoti naujų meninių sprendimų, kitų sričių, kaip ir architektūros kraštovaizdžio srities, reiškia, projektus. Tai tokią trumpą aš pristatymą paties vizualiųjų menų specialisto pateikiau, o Modestas pristatys, kaip apskritai, reiškia, tas tapytojas, dailininkas, ne vien tik tapantis ar piešintis, kad jo menas yra visų menų tarpdiscipliniškumo, reiškia, tokia amplitudai atsiduria. Sakykime, tapytojas ir grafikas, jo darbai gali sieti su video, su muzika, su išplėstinėmis technologijomis ir taip toliau. Tai tiesiog tą visą plačią amplitudę labai jaunatviškai ir studentiškai pristatys Modestas. Tai